dailus medelis, klevelis, klevelis, labai dailus medelis. Aš klevelį kirstinsiu, aš klevelį kirstinsiu, kirstinsiu, kirstinsiu ir laivelį dirbinsiu. Labai dailus medelis, aš laivelį dirbinsiu, aš laivelį dirbinsiu. Į kovą, su prasaitė į lovą, pamatys, pamatys, alus bačką pastatys. Tarp šių žalių samanų, tarp šių žalių samanų. Oi matuši, kam tu mane auginai? Kam tu mane auginai? Kam tu mane auginai? Ir vaistų užrašai. Noriu pirmiausia pakviesti ant šio Maisijūnų piliakalnio papėdės, kurioje kažkada prieš 1500 metų iki maždaug 14 amžiaus virė gyvenimas, ir norėčiau pakviesti du mokslininkus, archeologus, humanitarinių mokslų daktarus, kurie padėjo mums, kaip padėjo Kaišiadorių muziejui, atkurti šių apylinkių geležies amžiaus aprangą. Tai noriu pakviesti Lauryną Kurilą ir Daivą Steponavičienę. Koks galėtų atrodyti prieš 1500 metų 4-5 amžiaus šių vietovių Maisijūnų apylinkių gyventojų vyro ir moters apranga? Ko gero, man kaip mokslininkui reikėtų pristatyti tokį mokslinį požiūrį, kuris yra kritiškas požiūris, bet šiaip ar tai be kritikos, be kritiškumo nebūtų mokslo, o be mokslo ir nebūtų rekonstrukcijos. Iš tikrųjų, archeologija yra vienintelis šaltinis, kuris mums padeda rekonstruoti rūbus ir, sakysim, įgyvendinti šitą uždavinį, kurį savo užsibrėžė Kaišiadorių muziejus, Daivos Steponavičienės kompanija, kuri tai daro jau nebe pirmą kartą. Vienas dalykas tai yra techninė problema. Tai, ką mes randame, tai yra iš esmės tik tai liekanos, kažkokie užsifiksavę, sakysim, išlikę, užsikonservavę gabalėliai audinio, odos, tekstilės, medienos prie kažkokių geležinių dirbinėlių, kurie visiškai atsitiktinai išliko. Mes galime atkurti tik tai iš menkų fragmentėlių ir pasitelkdami savo fantaziją, galbūt dar kažkokias analogijas. Mano darbas šitame projekte buvo atkurti daugiau metalinę dalį. Tai yra tai, ką žmonės ant savęs nešiojasi pagaminto iš metalo. Šitoje vietoje vėlgi yra antra didžioji archeologijos problema. Neliko Lietuvos atveju bent jau ne vieno archeologam žinomo tokio atvejo, kur žmogus būtų surastas taip, kaip jisai tą dieną buvo apsirengęs. Visi absoliučiai šaltiniai tai yra išlaidojimo paminklų. Tai, kaip jie įsivaizdavo, ko tam mirusiajam reikės aname pasaulyje. Ir toli gražu, greičiausiai tai nėra tas vaizdas, kaip žmogus vaikščiojo kasdieninėme gyvenime. Todėl mes iš tikrųjų matome moteris dažniausiai išsipuošusias, vyrus apsiginklavusius. Realiai atkurdami kasdieninę aprangą turėtumėm turbūt vyrą dažniau rekonstruoti ne su ietimi, galbūt su šakėmis. Tai yra dvi rekonstrukcijos, kurios yra paremtos būtent Kaišiadorių rajono laidojimo paminklų medžiaga. 4 amžiaus pabaigos, 5 amžiaus apranga. Ir būtent šitie rūbai, šitie papuošalai ir ginklai yra rekonstruoti kelių gretimų pilkapynų tyrinėjimo medžiaga. Tai yra visiškai netoliese esančio Maisijūnų Surgantiškių pilkapyno, Vizginų pilkapyno, kuris jau dabar yra deja užlietas Kauno marių, Nemaitonių pilkapyno ir Migonių pilkapyno, kuris yra prie nuostabaus piliakalnio. Na ir kita rekonstrukcija tai yra 9-12 amžiaus. Ši rekonstrukcija daugiausiai yra paremta Kapitoniškių pilkapyno medžiaga. Dabar norėčiau pristatyti, kaip ir sakiau, Daivą Steponavičienę. Jūsų rankose buvo visa tai, apie ką nekalbėjo Laurynas. Tai yra audiniai, išaudimas jų, papuošimas, dekoravimas, papuošalai. Aišku, tie maži lopinėliai
audinio kažkur išlieka, bet tikrai ne visoje Lietuvoje. Daugiausiai yra šiaurės ir vakarų Lietuvoje, tose teritorijose ten daugiau žalvario, šitoje teritorijoje mažiau. Kitas dalykas, net ir šitie patys paminėti pilkapiai labai seniai turbūt buvo išvogti, išgrobstyti, iškasinėti ir praktiškai galima tik spėlioti dėl ko. Dėl to, kad tikriausiai buvo nemažai sidabro. 4-5 amžius, toks laikotarpis keistas. Romėnų periodas tarsi baigėsi, tautų kraustymasis lyg prasidėjęs, lyg ne visai. Ir štai kas būdinga šitos teritorijos žmonėms. Pirmiausia, turbūt galima šnekėti dar ir apie etninius dalykus. Tuo metu greičiausiai buvo jotvingiai. Paribys, sakysim, vienoje Nemuno pusėje lyg panašu į jotvingius, kitoje jau į kažką, kas yra jau ne jotvingiai, bet dar ir ne lietuviai, kalbant etniniais terminais. O kalbant archeologiniu žargonu, tai besiformuojanti rytų Lietuvos pilkapių kultūra. Šitam laikotarpį būdingi vilnoniai audiniai. Ir apatiniai ir viršutiniai rūbai buvo siuvami iš vilnos, dvinyčio, keturnyčio audimo. Dvinytis pats paprastas drobinis vadinamas audimas. Štai maždaug va taip vyro viršutinis drabužėlis atrodė. Visi audiniai buvo audžiami vertikaliomis staklėmis, nes horizontalių dar nebuvo. Ir visų pakraščiukai buvo sutvirtinti vytinėmis juostelėmis. Rusva, gelsvai balsva, juoda gali būti. Na ir šiek tiek dažytos vilnos, jos labai nedaug. Apatinė suknelė tunikinė, tiesaus kirpimo, tiesiom rankovėm, viršutinė vilnonė eglutė austa su juostytėmis, ant viršaus apsiaustas, va tokiam orui kaip šiandien, kad nebūtų šalta. Ir aišku, tas užrišimas ir tas siluetas, jisai visiškai yra, tikrai sugalvotas, todėl kad mes turime papuošalus, kurie vienaip ar kitaip yra išsidėstę kapuose. Tai pagal tai, kaip ten išdėstyta, tiesiog gali spėti, kas galėjo būti susekta ar susmeigta. Ir štai pasirinkom tokį variantą. Sujuosėm juostą, nes turi kaboti dar kažkoks daiktas, peilis, yla šiuo atveju, moteris labai mėgo ylas, tai čia šitos teritorijos irgi ypatybė. O yla ir darbo įrankis, ir ginklas, ir drabužį gali pasigaminti, buities kažkokį rakandą ir aišku, gali panaudoti kaip ginklą, jeigu kas nors užpuola. Iš tikrųjų, tuo laiku labai mėgtas stiklas, kuris atkeliavęs iš Romos imperijos, tačiau šį čia kažkaip jo labai mažai vienas kitas karoliukas. Tai mes tą vieną kitą ir įvėrėm į tą verinuką. Yra toks savotiškas labai papuošalas kaip antsmilkiniai. Šitoje teritorijoje tai yra žiediniai, su keistais galais antsmilkiniai, o kaip juos tvirtinti vienas dievas žino. Iš tikrųjų, labai daug rekonstrukcinių piešinių, kada yra įkabinta į kepuraitę. Gali būti, yra surasta tekstilė šiek tiek, austinės tekstilės. Vėlgi, čia gali pinti visokias istorijas, tai gali būti ir tiesiog abraka žirgui. Ta prasme, naudot žoliai, kita vertus, nepamirškime savo rasų ir kupolių. Labai gali būti, kad tai yra mergina susijusi, o gal ir kiekviena mergina susijusi su tam tikrais burtais, su tam tikra magija. Ir jai šitas įrankis buvo būtinai reikalingas, kad jinai galėtų išsiburti savo ateitį, užsirekomenduoti neblogą vyrą. Ir aišku, įvijiniai žiedai būtinai ir vyras ir moteris turi tokį papuošalą. Ir tiesiog tai yra to laikotarpio ypatybė beveik visose žemėse. Ant kojyčių mergaitė turi tokias siūtas irgi iš vilnos, šįkart nemėgstas, kojinės, kurios suvarstytos apyvarais. Na ir mes turime žinių tik apie vieną šito laikotarpio modelį, batų modelį odinių, tai mes šitą ir panaudojame. Išskyrus vieną nusižengimą, kad paklijavome padą, visi drabužėliai irgi vilnoniai. Kelnės yra siūtos apvertus tuniką. Viršutinė tunika yra tiesiog per galvą maunamas, tai čia kampis drabužis, o kelnės yra atvirkštinė tunika. Jeigu įsivaizduokite su rankovėmis drabužį, tai tas rankovės reikia sumauti kojas. Užsivynioja autais, apyvarais, vėlgi batai to paties modelio. Gana plačias juostas mėgo šito krašto vyrai, nes iš to, kad tokios sagtys galima spėti ir ploti. Na ir juostą puikiausiai prilaiko ir už juostos galima užsikišti kirvelį, pasikabinti peilį ir ant viršaus vėlgi būtinai turi būti apsiaustas ir šiuo atveju ir mergaitės, ir berniuko apsiaustai susmeigti, susekti segėmis, geležinėmis. Kitose kraštuose nelabai jų yra, tik lietuviai mėgsta geležį. Kalbant ant šitos segės, tai yra
tipinis tautų kraustymosi epochos pradžios dirbinys Kapitoniškių pilkapyną reprezentuojančio laikotarpio kapuose ir tame pačiame Kapitoniškių pilkapyne visi pjautuvai sudėti prie arklių. Peilis, skydas, ietis, būtinai karys, be šitų ginklų yra ne karys. Truputėlį pasikeitė siluetas. Čia rėmėmės ne tik mūsų medžiagos mes labai mažai turim. Rėmėmės skandinavų, su kuriais jau yra gana ryškus ryšiai. Medžiaga lieka viršutiniai vilnoniai drabužiai, apatiniai jau siuvami iš lino. Pasirinkom šiuo atveju balintą ir nebalintą variantą. Mergaitės suknelė jau yra trapecinė, dėka šoninių įdurų, kurie lieka kerpant stačiakampę palą. Išsikerpa iš pažasties trikampis, jisai apsiverčia ir įsisiuva į šonus, o šita dalis rankovės nori prailginti, nori palieki trumpą. Ar jisai žiemai, ar jis vasarai skirtas. Apsiaustas, vėlgi mėlyna spalva, jinai tiesiog visur dominuojanti yra, visiškai kitaip negu tautiniam kostiume. Įvijų yra apgalbyje. Įvijomis papuoštas verinys, tiksliau sudarytas iš įvijų. Vyrai mėgo savo žirgus ir savo moteris puošti vienodais papuošalais. Va toks varpelis. Vat vienas toks varpelis buvo surastas. Ir Dievas žino, ar jisai nuo žirgo kapo suardyto, ar jisai nuo moters kapo suardyto. Būtinai turi būti apjuosta juostelėmis, apkraštuota, užlenkiant šiuo atveju. Ir vis dar nėra horizontalių staklių, viskas austa vertikaliomis. Pasiuvome šito laikotarpio batukus. Jie yra surišami šone. Vyro auliniai batai, kadangi vis tiek yra dažniausiai jojama žirgo, būtinai turi būti vienas pentinas, kad valdytum, kad apsigintum, kad spėtum petį atstatyti ar skydą, ar ietim persmeigti. Tai ant aulinių vis tiek geriau laikosi. Na ir išsprendėm taip apsiausto tvirtinimo problemą. Pritvirtinom antkaklę prie apsiausto. Vienas iš variantų, nesegant sege, o tam, kad apsiaustas laikytųsi jojant, yra vytinė antkaklė su kugeliais. Panašios vytinės antkaklės tuo metu buvo dedamos ir žirgams, ir matyt prilaikė taip pat gūnę. Vyro drabužėlis vilnonis irgi yra su įdurais. Šiuo atveju ne tik iš šonų, bet iš priekio ir nugaros, tam, kad jisai galėtų apžergti žirgą, kad tas drabužis jam neverštų, nesuplyštų, pasikeičia segės, segių forma, jeigu anksčiau buvo lankinės, tai dabar atsiranda pasaginės segės. Ir būtinai žinoma peilis, na ir šitam vaikinui, sakykime, jau ne juosta, diržas, galėtų būti ir perpėtė, ir turėtų būti kalavijas. Kelnės irgi siūtos pagal turimą Europos medžiagą, skandinavų medžiagą ir germanų. Mes neturim jokių duomenų, jokių išlikusių fragmentų, tik audinio. Čia rankovės turėtų būti dar truputėlį siauresnės ir juostelės šiuo atveju irgi net ne vytinės, o jos yra netinių skėtelių. Tai ačiū visiems uždėmesi. Noriu padėkoti archeologams Laurinui ir Daivai.